Tik tai, kad juodai balta, ne kaip pilka. Nespalvota. Šiaip šita bažnyčia yra nestandartinė. Nuo altoriaus iki va čia, šita presbiterijos dalis yra labai didelė. Va ten, nuo altoriaus iki va šitos. O, čia tikrai labai. Taip, labai. Turi būti pats tai kampas, galas ten. Ir va altoriaus šitą sakyklą ir klausyklą vienoje vietoje. Čia tai, o tas paveikslas čia yra, kas čia yra? Čia nesieninis turbūt įmontuotas. Vat šitas. Taip, ir Kazimieras irgi. Ir Marija paminusi žalį, tai va šito neatsiminė tiesiog. Bet tai čia... Marija paminusi žalį. Tai praktiškai viskas taip išsilaikė. Išsilaikė. Čia fantastiškai yra tokio apleistų bažnyčių. Aš taip dar biškį tada pro tas knygas praeisiu. Atgal. Čia dar kažkokių fragmentų yra. Nu, iš tikrųjų, tai čia gana fantastiška. Taip, kiek aš Vilniuje mačiau, tai kokia viena iš 3. Anoj pusė. Šita daugiausia sugadinta yra. Kur aš dabar filmuoju, tam... Taip, va šita va. Tai ten yra vandens nubėgimo, reikės kaip šviesiau. O daugiau tai, kad taip labai ryškiai būtų. Taip, bet stogas, jeigu buvo remontuotas, tai gal... Stogas buvo nesenai remontuotas. A, tai čia prieš tai nubėgo, prieš tą remontą. Bet dabar jau ten laiko, jau sausai turbūt. Tai taip, ir langai uždengti, irgi čia buvo. Aišku. Nesenai, nes čia balandžių pilna būdavo. Ir kaulų, ir vargonuose pilna balandžių kaulų, dėl to tos dumplės neveikia. Bučas bent jau taip sakė, gali būti nuo to. Ir ten Jurgio paveikslą aprakoja balandžiai. Negalim valyti, sakė, restauratoriai nevalyti. Aišku.
Oi.